Bandykit pajudinti ant tuos gal. Kaip vidūnas sako, yra pojūčiai. Tai va, tie pojūčiai, kaip tu jau, kaip tavo kūnas jau. Žiūrėti, ten nereikia, ten kišti tik ranką. Kambarys, kaip reikia laiko. Nes nežinot, nei ką čia reikia daryti. Menininkams, kurie apsigyvendavo viršuje, arba, kaip pavyzdžiui, iš Varėnos. Muziejus Reikėtų didesnį pavadėlį gal prisekti jam. Nors gal čia didesnė apsauga nuo erkių, tai tegul ir ne. Tai bus didelė pakalnė. O kur mes čia einam pasivaikščioti? Pamatysim. Mes čia su mamyte esam buvę prieš gal 10 metų. Matot, rodyklė yra. Ant jos kažkas užrašyta. Perskaitai? Perskaitai? Kas užrašyta ant rodyklės tos va? Šalia. Neužleiskit man į kadrą. Eikit su seneliu. Eikit seneliui palaikyt kompaniją. Šiaip čia odų yra. Čia odų yra? Nu bent jau aš jiem patinku. Net ant kameros ir tos linda. Bet turbūt čia ištroškė. Bet čia nelabai toli reikės eiti. Labai meni. Okay. Vabalas, žiūrėkite, eina per kelią. Vadovus nori su gaudžio rėk. O, tai. Aš matau tik latus. Aš mačiau ant kelio ėjo vabalas, šviesiai rudas.
Pažiūrėk, kad nesmaukt šuns, tėt. Jau pasisekė lapė. Jau pasiekė lapė. Ką matė? Aš jau taip arti. Pasiekė. Labai. Sveiki čia. Rūdas. Kažin, čia gal reikėjo pasisukti dešinę kažkada? Čia gal reikėjo pasisukti dešinę kažkada? Arba čia bus dar pasisukimas? Jau perėjau. Pagaliau mąstydamas. Didžioji tula. Ką jau? Labai pavargęs esu, man prakaitą. Kas tai per didžioji tula? Čia didžioji tula. Aš galvoju, kad kažkas taip ir. Aš galvoju, kad statula. Vidu, negalime lysti vidų. Į kotą negalime lysti, bet tik tai galim pasižiūrėti kokį. Nu, aš apeisiu aplinkui. Bet viduj buvo labai daug uodų, tai mes dirba. Simai, eik paskui mane. Va, už medžių kažkas parašyta. Nežinau. Kas? Laumžirgiai skraido. Laumžirgiai kažkur čia skraido. Jo. Čia dar yra vidum. Laumžirgiai skraido kažkur. O tik mačiau, kad uodai skraido. Čia kurmių išrausta daug. Paeisiu iš toliau. Nepametė dar rutuliuko? Pavėsį atsigulti. Ant saulės nenori būti. O šitą lapą vis dar gyvas.
daug uodų gyvena. Čia daug uodų gyvena. Kokios šakos. Ne. Reikia dar gal biškį giliau. Išsiraičiusi. Kamienas. Inkilėlis netgi yra. Labai gali suvalgyti. Nes panašanus, o juk jau viskas. O gal mes esame išsivienyti? Kaip ar burgėlį. Šiaip aš nesu kaip ar burgėlį. Jau geriau agurkėliai negu pagurkliai. Jie, kol mes nuėjom prie tujos, jie pasikvietė dar kompanijos daugiau. Sako, čia varai, kad atvykti. Aš kai einu greičiau, žiūriu, į akinius stiklus atsimušta. Avariją daro. Tai būtų į akį. Kitaip. Man tai gali nevalgyti mane aprašyti. O tu gal prasidėsiu akiniu. Bet taip gali įpulti į medikų. Aš galiu paslėpti. Niekas manęs nepuola. Manęs niekas nepuola. Nu, šuo tik gali įpulti. Mane tik tai bijo. Mane tik tai bijo. Tikrai. Laksta į šalis. Nieko nejaučiu. Į šalis laksta nuo tavęs. Nieko nejaučiu. Aš manau, kad man toksai bukas. Reikia tik sparčiai eiti ir jie nespėja varyti. Šuo varosi greitai. Grybų miške. Grybų nesimato niekam. Žiūrėk, kad bitės nepagautų. Svarbu, kad ne bitės. Va, niekas nedūrė. Tai ką mes priekį einam, į mumis visi supuola. Jum nebelieka. Nes gal jūs manęs gali pasiekti labai daug.
Jūra, paimk ir prisirišk prie vieno nors liemens. Lapė gali patraukti. Taip. Šitoj vietai daug uodų. Jo. Labai. Žiūrėk, pelėda. Čia kažkoks muziejus yra dar. Gal bus atidarytas šeštadienį. Jau mes žinome, kad ten niekada nebeeisime. Nes ten daug uodų. Na, gal su mamyte eisi dar? Ar visi kartu? Aš su manim tai galime eiti. Aš galiu eiti su tavim. Čia kažkoks muziejus dar galbūt yra. Kintų Vydūno muziejus. Tėti, dar aš turiu tą kamuolį. Gerai, o brolis turi? Turi, matau, rankos kokios. Turi baltą kamuoliuką. Turi kamuolį, Simonas. Matai, visi toli dalyko mačiau. Paskui bėgsi, mano. Girdit mane? Simonai, žiūrėk. Kuku. Tai kokia per vieta? Aš palauksiu, tu galėjai tik priekį, o aš palauksiu. Nepameskit kamuoliukų. Vydūno muzikinis suolelis. Mes galim čia jį. Pabandykit pajudinti ant tuos, gal gali čia kažkaip dainuoti. Pabandykit užeiti ten į vidų.
Mes galim žaidti vidų. Čia šilta. Dar šilčiau. Dar šilčiau? Taip kaip. Jeigu net pasputom iš visko. Iš visko milijonų. Jūs kieme skaitėt stendą, yra parapinė mokykla, stendas su visa informacija. Čia dešras rūkomas buvo. Kas čia? Taip, dešras. Rūkomas buvo. Čia. Mes dar nereikia. Kystė. Ne, nereikia šviesa tenai. Atsargiai babaužiai ten gyvena. Ką žinai? Jeigu jau gyvena, nematome. Kamina ateina, vaikams dovanas atneša. Uždarysi, tai versi. Kai yra užuolaidos, ten tai galima eiti vienam žmogui. Reikia pasiskaityti, kas yra stende. Ir ar jūs mane visi girdite? Aš girdžiu. Nedarykit prašukos sistemos, kad gali įeiti vienas žmogus. Reikia palaukti, kol išeis kitas ir tada įeina kitas. Suprantat? Bet aš užuolaidas nematau. Va čia. Kai pamatysit, tada jis supranta sąmonę. Šito. Šitą geriau laimė. Ukulėlę suradau. Ką tokie? Lėlė? Ukulėlės. Aš nežinau, ar čia ukulėlė. Ukulėlė būna kaip maža gitara. Tačiau panašiai. Žinoma, nori iš tikrųjų 12 yra, tai galima paspausti kokį nors skaičių apie gimimo dekmandę buvimą ar apie šeimą klausę, kūriniai, apie kūrinius pažiūrėti, kol ten yra skaičių rezervas, čia dabar atsargiai žodžiu žmogus. Aš esu, man atrodo, panašius suolus matęs kažkur. Ar mokyklai tokie panašus kažkokie būdavo. Labai panašus. Mokyklos ir yra suolai. Sėdėjau ten tokiuose suoluose. Aha, bet ne visi tokie buvo. Gal priekiniai? Čia yra pojūčių kambarys. Pojūčių kambarys.
Pamatykite apčiuopdami, kokie daiktai paslėpti dėžėse. Čia reikia ranką įkišti. Čia reikia tik tai Turbūt. pirštais tuos daiktus apčiuopti ir jų negalima žiūrėti. Nei ką sakai. Kažkas paglostyti gali. Pamaitinti visi yra galima paglostyti. Pabandyk įkišk ranką. Kas čia? O čia reikia perbraukti. Uždėk ranką ir brauk iki pat galo patakoti. Iki galo važiuok per visą taką, iki pat galo. O šitaip, abi rankas prispausk čia. Čia ranka, ne, tai delnus, prispausk abu. Nu ir važiuoju iki galo. Prispausk abu delnus. Va, matai kaip sutena. Ir koks buvo jausmas. Uždėk dar kartą grįžt. Ir pamatysi koks. Čia švelnu, čia švirkštu. Tai va. Dabar kitiem pasakysi, ką reikia daryti. Dabar kišk ranką. Ir pažiūrėk, kas ten gyvena. Su ranka. Ar tai ne vėžlys? Ką? Ar tai ne vėžlys ten? Nu, pažiūrėk, kas ten gyvena. Ne akim. Jeigu aš norėčiau, kad tu matytum, aš padėčiau daiktą čia. Bet čia yra, Kišk ranką. kad pirštais tu galėtum nusakyti. Čia kaip Vidūnas sako, yra pojūčiai. Tai va, tie pojūčiai, kaip tu jauti, kaip tavo kūnas jaučia. Tai va, pažįsti savo kūną dabar. Taip, jau. Pažįsti. Žiūrėti ten nereikia, ten kišti tik ranką reikia. Nu tai kiškit ranką kas nors. Ar man kišti ranką? Ką? Aš jau to įkišiu. Jeigu aš įlysiu su kepurė. Ką? Ar skaitėt, ką čia reikia daryti, kaip Ne. elgtis ir kam tas kambarys? Tai dar reikalai. Nes nežinot nei ką čia reikia daryti. Pavadinimą galbūt perskaičiau. O ten negalima niekur vaikščioti. Ten yra tam tikros vietos, kur reikia sustoti. Tet, eik ten. Planeta. Pasaulynas. Ok. Jau skirstysim dabar jau ateina jubiliejiniai metai, 320 metų ir kitais metais turėsim kaip po Kintuose veikia mokykla. Tai tiesiog temiškai išeitų Vidūno paroda ir Gimnės 30 metų muziejų šiais metais sukanka. Tai turėsim kokią jau čia toje vietoje, būtent Vidūno ekspozicija skirta daugiau asmenybių. Tai čia mes dabar matome iš temiškai kiekvienais metais buvo duodama užduotis čia atvykusiems dailininkams, menininkams, kurie apsigyvendavo viršuje, pas mes turim viešbutėlį, 10 vietų viršuje, jeigu jums kada nors reikėtų, iš anksto galite rezervuotis, atvykti, apsigyventi. Ir čia dailininkai Liepos mėnesį iki žolinių kurdavo 2 savaitės, vėliau paskui savaitę, kurdavo temiškai, kas būdavo duoda. Ar apie asmenybę, ar apie Garbomą, Ernstą Vilhelmą, kuris sukūrė ženklus vėtrungių, ar apie Vidūną, ar tiesiog tai yra mūsų krašto vaizdai, plaukdavo ir laiveliais į Kuršių neriją, arba temiškai važiuodavo lankyti, pavyzdžiui, Evangelikų liuteronų bažnyčias. Ne visas puikiai renovuotas, bet ir apleistas aplankydavo. Tai Plaškių bažnyčia paliko didžiulį įspūdį ir tikrai didžiai ėmėsi kurti ir tikrai tas dar toks pasakojimas, sako, atveria duris, ten balandis negyvas ir lubos kiauros, o tas įspūdis jiems paliko iš tikrųjų tokį kūrybai galbūt sužadimo. Bet kažkada buvo daug žmonių ir tai buvo pristatyta visko.
Apie plaškius kalbam. Nu, jeigu bažnyčios. Taip, kaimuose, pavyzdžiui, pas mus Vabaluose apie 300 gyventojų, dabar yra 2 šeimos Vabalų kaime. Kalbant apie Minės kaimą, irgi taip pat. Nes pats direktorius ūkio sako, kad vietiniai ką darė, atsikėlė žmonės, čia vietinių mažai buvo, bet tengi, pavyzdžiui, paskyrė ir apsigyvenę tenai, jie vėliau jau apie, nes pats ūkio direktorius parėjo čia apie 59 metus, tai reiškia pats ūkis susikūrė žuvininkystės 59 metais ir žmonės ką darė, sako, va, uždega savo trobą tenai ir sudega Minės kaime trobą ir jie gauna čia, ūkio direktorius skiria jiem butą. Ir sako, aš pats atsimenu, kad taip buvę keletą kartų. Taip, keletą kartų buvę, ne visi tai masiškai, bet visi ką darydavo, kaip ir pasakojo patys gyventojai, sako, apsigyvena vienoj troboj, o kitą trobą kūrena. Kaip Kaliningrado srityje. Nu, suprantat, kada žmonės svetime atvyksta iš tą kraštą, jau nėra čia nieko brangaus, nes jie atvyksta čia į svetimą kraštą, nieko nepažįsta. Užsitveria savo gyvulėlius kažkur, tai kitas atbėga šaudamas, vietinis gyventojas, čia mano tėvų žemė, čia aš nuo seno ir čia mūsų buvę ir sako, nieko nežinau, kreipiuosi į ūkį, bet jis man čia davė. Ir kapinėse karvės ganosi, nueina ką nors sakyti, nėra kam pasakyti, nes jie patys tie žmonės, kurie vadovauja ir svetimi. Tai tiesiog nieks nekreipdavo dėmesio ir vietiniam gyventojam, kuriuos vadindavo vokiečiais ar prūsais, jiems būdavo labai skaudu čia gyventi. Mažai likę, bet atsiminimai yra daug žmonių. Mes turim tuos vietinius gyventojus. Aišku, jie išėjo, paskui grįžo. Bet grįžo jau kai kurie ne į savo sodybas. Nes galėjo tik verkti ir stovėti ir žiūrėti, kaip kiti gyvena. Arba kaip, pavyzdžiui, iš Varėnos pirmieji čia gyventojai atvyko, tai irgi atsimena, kad jie irgi ne iš gero gyvenimo čia atvyko, nes ten kažkur persekiojami buvo, ten kažkas kažkur miškuose, iš miško išlydavo naktimis, ten gąsdindavo su šautuvais, kaip jie pasakojo, tai mes bėgom, sako, kad mūsų tiesiog nepersekiojo. Arba buvo nederlingos žemės, ten, kaip sakyti, ūkininkai silpni buvo smėlynuose gyvendinti čia. Nu tai irgi, vat, uždėjus, kada čia informacija. Sakau, tai kaip jūs čia, sako, aš išvariausiu, kaip iš tos Varėnos, sakau, čia va. Nu, žvejo ištekėjo, žvejo palaido. Čia guliu lovelį ir atvažiuoju iš Klaipėdos. Čia yra namai, ir tu kokį nori pasirinkti, tu čia gyvenki, tą žvėjų ratelę ir viskas. Tai dabar, ir jau jie tapo vietiniai. Tai irgi, vat, sako, pažįstu žmogų, kuris čia gyveno, reiškia, kada vokiečiai pasakė, reiškia, traukitės visi, nes jūs čia ir sušaldys atėjo rusai, tai, reiškia, su to pirma banga visi iš čia pasišaldė. Bet jie sugrįžo po kiek laiko ir jie norėjo sugrįžti čia į savo namą, bet jie norėjo. Bet kažkodėl neleidžiu savo vietę. Štai čia tiesiog ir nuo šaknų atgrėžti. Taip priepuliai apsigyveno ir sako, kad gali tik žiūrėti savo namą iš toli. Ir pasiekė. Pabandykit paskambinti ten su rankom kaip nors, gal čia gausis garsas. Ne, čia reikia turėti geležiuką kokį padaužyti. Bandžiau, nes neskambėjo.
muziejus. Baltieji. Pačią mokyklą. Gražus darželis su medeliu. Kas sako, kad jau